Mano tėtis yra buriuotojas, kapitonas šito laivo. Tai mano buriavimas nuo čia ir prasidėjo. Nuo 6-7 iš pradžio ateidavau aš čia užsidirbti pinigų. Tai arba denį plaudavau, arba vidų valydavau dulkes, tada, kaip sakant, užsidirbau pinigų. O vėliau, net nežinau kokiu būdu, bet galbūt dėl to, kad tėtis buriavo, tai ant to laivo tiesiog natūraliai ir atsiradau. Ir va dabar po šitiekos metų ir plaukioju su tuo laivu kaip kapitonė. Nu, mes su tėčiu keičiamės. Tai arba jisai kapitonas, arba aš. Iki kopų ir atgal ir visokie pažintiniai plaukimai, arba jeigu reikia toliau. Žinoma, ir į jūrą plaukiam. Tai aš pirmą kartą į jūrą išplaukiau 12 metų su tėčiu. Įdomiai. Įdomiai, nes buvo pakankamai stiprus vėjas ir aš dar neturėjau patirties. Tai mane išleido, aš buvau labai, kaip čia, susižavėjusi ir labai norėjau plaukti. Iki vartų. Po vartų pasidarė bloga ir nebenorėjau plaukti. Bet tada atsibudau ryte šitam Lenkijos kažkuriam uoste ir labai apsidžiaugiau, kažkuria prasme Kolumbu pasijaučiau, nes tos kelionės tuom ir smagu, kad atradimo džiaugsmu, tarkim, taip galim pavadinti. Aš plaukiu į jūrą realiai pailsėti ir atsijungti. Mane labai žavi tai, kad nėra ryšio ir gali atsijungti nuo žemės reikalų, tai tu tarkim, mentaliai labai pailsi nuo visko. Ir vis tiek, jūra yra kažkuria prasme romantika. Nežinau, galbūt romantika netinkamas žodis, bet laisvė, kur tu supranti, kad tu laivas, vėjas, burės, sugalvoji, kur plaukti, nuplauki kažką naujo, atrandi, pamatai pasaulį. Nes aš galvoju, kai mes buvom jauni, tai nebuvo taip, kad mes turėjom labai daug šansų kažkur išvažiuoti. Tai arba tėvai išsiveždavo, o kadangi tėtis buriavo, tai aš tokiu būdu keliavau. Šiaip mano visa, galvoju, geografija, kelionių yra viskas prie vandens. Aš esu daugelį šalių nebuvus, kurios yra ne prie vandens. Pagal grafiką. Nes kai tu išplauki į jūrą, tu visą laiką plauki, tai yra budėjimai, tada tu ten 4 valandas dirbi, 4 padedi, 4 ilsiesi ir ta para taip ir sukasi. O krante jau tada ilsiesi po plaukimo. Man, pavyzdžiui, po Atlanto arba po jūros labai patinka buriuot mariose, labai, nes nėra bangų, yra vėjo, viskas vyksta lygiai. Nereikia stresuoti, ar ten supa ar nesupa, nes dažniausiai mariose bangos kaip po tokios didelės ir nėra. Vaizdai, apšvietimas, tai kad kopas matai, nors mes kiekvieną dieną čia plaukiojam iki tų kopų pirmyn atgal, bet niekada nebūna vienodo plaukimo, nes kiekvieną plaukimą vis kitoks apšvietimas, tai gyvūną pamatai, tai realiai dar kažką ir aš kaip čia kasdienybės džiaugsmai, sakyčiau taip, kad tu vis tiek ta nida, jinai turi nenuspėjamumo. Man labai patinka vakarais, kai plauki, kai papučia vėjas nuo kopų, tai kvapas, kopų, augalų, nežinau, smėlio, jūros. Gal pas mus dar reta, kad moteris ten ar laivą vairuoja, ar virves tampo, bet šį pasaulyje tai juk čia visiškai normalus dalykas. Tai šiandien buvo pirmas kartas, kai man plojo po plaukimo. Nu, ne pirmas, bet šiemet pirmas. Tai aš sakiau, baigiam, sakau, čia ne pilotė. Įdomiai. Šiaip turiu pasakyti, kad labai tolerantiški visi. Būna, kur matosi, kad, tarkim, kažkas nepasitikė, bet praplaukia tai visi patenkinti lieka. Nėra buvę problemų dėl to, kad moteris kapitonė. Nors posakį, kaip ten moteris laive nelaimė, tai visi prisimena ir visi
sako, ar čia tiesa ar ne, bet ne, manau, kad netiesa. Kadangi turiu daug draugų, tai visi labai domisi apie Nidą ir čia, tarkim, va, čia vyksta tas, ar ten kažkas kažką atidarė, kaip tu manai. Aš manau, mes vietiniai žmonės jau esame matę tiek Nidos metamorfozių nuo, tarkim, ten kažkokių laikų, kai vykdavo festivaliai, kur čia būdavo įvairių visokių žmonių privažiuodavo. Tada būdavo ramesnis laikotarpis, tada atsiranda kažkokia, tarkim, vėl festivaliai, vėl būna kalbų nepatenkinti. Ir vietiniai žmonės, jie jau iš toli gali pasakyti, iš kur žmogus atvykęs. Pradėkim nuo to. Tarkim, paskutiniais metais pastebiu, jog labai daug iš įvairių šalių, iš tokių, kur anksčiau galbūt nebūdavo tiek daug atvažiuojančių, dabar tikrai atvažiuoja. Portugalai, ispanai visokie, tie patys šveicarai, anksčiau jų nebūdavo daug, po to jau tikrai paskutiniu metu yra. Tie patys vokiečiai galbūt, sakyčiau, sugrįžta, nes buvo laikas vienu metu, kai jų tikrai buvo labai apmažėję. Ir jauni vokiečiai, vat galbūt šitą reiktų paminėti, nes tam tikrų laikų buvo visi pakankamai, kaip čia, vyresnio amžiaus, o dabar jau netgi ir vat jauni atranda. Žinoma, vat ir buriuotojai, visi šitie renginiai, vat varžybos, kurios vyksta, tai tie, kiek tenka su jais buriuoti, čia, jie važiuodami čia, negali įsivaizduoti, kas čia bus. Bet kai pamato, tai jie būna smarkiai susižavėję, nes jie sąja, čia vanduo, kopos, smėlis, čia viskas vienoj vietoj, kur ten kitoj šaly tu turi keliauti, kad tą pamatytum. Tai va dėl to, sakyčiau, plečiasi mūsų turistų geografija, galbūt taip. Tai kaip čia kažkas sako, kad čia buriuotojų atlaidai, aš tai nežinau, ar čia tiesa ar ne, bet iš tiesų, kas yra smagu per Kuršmarių regatą, tai atmosfera ir tai, kad tu vienoj vietoj gali pagaliau sutikti bent kartą per metus visus savo pažįstamus. Ir tas galbūt yra smagiausia, nes vis viena tam tikrose regatose, kurios vyksta, ne visi susirenka būna. Tai Kuršių marių regatą jau tikrai suvažiuoja daug ir šeimos, ir palaikymo komandos, kas yra tikrai labai smagu. Manyčiau, kad vienas iš pagrindinių renginių buriavime taip. Dalis mano funkcijos kaip buriuotojas tai yra, kad kadangi mes kaip plukdom žmonės, labai būna daug vaikų arba ten žmonių norinčių pradėti buriuoti, tai taip nesigiriant, taip galvoju, per pastaruosius metus nemažai iš jų padėjau ateiti tą buriavimą vienaip ar kitaip, kadangi vis tiek pas mane yra kontaktai ir informacija, o jiem reikia tos informacijos, tai iš tiesų yra ir į Nidos tą pačią sporto mokyklą jau nemažai esu nusiuntusi, kurie norėtų buriuoti. Ir į kitus miestus, ir žmonės, kurie nori, tarkim, jau suaugę pradėti buriuoti, bandau rasti variantų arba kelių, kaip jie galėtų tą pradėti daryti. Tai prisidedu prie buriavimo.